diena mokyklai, na gal aš jau eisiu. Tik kepurę padėsiu. Ai, tiksliai, spintelė čia bus. Sveiki. O, labas, tu turbūt čia ta nauja naujokė. Gal, ar tu ne naujokė? Taip, aš naujokė. Tai jeigu ką, mes galim būti labai geram draugiam. Gerai? Gerai? O kodėl tu taip nori būti? Ai, nu tik man patogiau. Aš supratau. O kas tu? Aš irgi jos draugė. O tu? Aš irgi. Supratau, gal žinot, kur mano spintelė? Tai mums direktorė pasakė. Eikš. Einam. Nu, gerai, einam. Čia visos spintelės. Jo, ir 2 kabinetai. Tik tais 2 kabinetai? Dėja, taip. Ta spintelė bus, va ta didelė 215. Ai, nu gerai, tada aš ten pasidėsiu savo kepurę. Kaip atidaryti? Ai, kodą tiksliai. Nu gerai, dedam. Įdėjau. O ką jūs veiksit visos 3 po pamokų? Aš eisiu grožio saloną, nes man reikia. Ir aš eisiu. Na, aš irgi. Tada ir aš kartu su jumis. Gerai? Gerai. O kas jie ten, kur stovi? Šitie? Jo. Ten yra mūsų viena mokyklos karalienė, jos draugas ir jos draugė dar. O palauk, kokia ta pavardė? Mano pavardė Mirinininkytė. Ai, tai tos irgi žinok, tokia pavardė. Žiūrėk dar, kur jūs giminės. Nu tikrai negali būti, nes aš neturiu jokios nei sesės, nei brolio. O ne, pamoka! O kiek šiandien pamokų? Alio! Au, aš girdėjau. Šiandien tik tais 2 pamokos. Varom! Čia buvo pačios geriausios pamokos, ne? Aha. Tai gal varčiau vietoj grožio salono pas mane į svečius. Mergos! Gal pas ją vietoj grožio salono. Jos mama tik grožio salone dirba. Ai, gerai! Einam! Nu ką, aš labai džiaugiuosi, kad tu pirmą dieną susiradai draugių. Labai netgi. Taigi palaukit, merginos, aš jūs tuoj sutvarkysiu abiejas ir tave. Ir, nu, tiesiog man reikia įrankius ten susiruošti. Gerai? Ar gerai, merginos? Gerai, gerai. Mes pabūsim čia. Nu, gerai tada, aš einu ruošti. Wow! Aš nežinau, kad tavo mama dirba stiliste. Aš irgi nežinau, kažkaip keista. Nu, kasgi čia keista, nu, dieve mano. O tu turi kompiuterį? Taip, palaukit. Štai ir mano kompiuteris. Juodas, jo. Pas mane baltas. Pas mane juodas. Koninis kompiuteris. Ai, nu tai nežinau, šiaip sau. Gal verčiau varom teliką pažiūrėti. Galime varyti teliko pažiūrėti. Varom! O dieve, viena iš mūsų ką tik užmigo. Ant mano mamos lovos. Tavo mama čia miega? Jo. Čia? O ką? Ne, nieko. Mergaitės, ateikit čia, jau pasirašiau. Varom. Nu ką, reikia jų dabar laukti. Jennifer, kelkis, sako, kas čia buvo. Ai, tiksliai, telikas. Gal aš čia atsisėsiu tavo lovos. Tada aš irgi ateinu. Pasikalbam apie taip, kad nors. Palauksim mes jų. Kas čia nubriuvo? Dieve mano. Taigi, mergaitės, ruoškitės. Nu jo, o kas taip gera mokyklai? Ai, nu nieko.
Ai, papasakosiu apie tą, kaip sakant, mokyklos karalienė FIFA. Tada, man jau baigė. Taip greit. Ja, o kur papugėlė? Jinai supyko mums visur išė. Ot kokia, nu irgi, nesupras jos. Na, gal aš jau eisiu namo. Gerai, tada, ate, atsimink kelią. Taip, ate. Na, aš irgi jau eisiu, jau vėlu, jau 7 valandos vakaro. Gerai? Gerai, tada, ate. Ate. Mama. Ką, dukrelė, kas buvo? Viena draugė supyko, jo, tipo, kad aš jį padariau violetinę. Nors jinai tos spalvos ir ne. Jinai dėl to supyko, dėl tokio paprasto dalyko, a ne? Taip. Na, gal jau eiktų miegot, dukrelė, gerai? Gerai, mamytė, tada. Na, aš irgi einu tada atsigult. Gerai? Labanaktis. Na, aš dar televizorius. Na, gerai. Na, pasiklojau lovą, viskas, dabar jau laikas užmigti. Tiksliai užmiršau. Dar šitą reikia pasikloti. Labanaktis, mama. Labanaktis, dukrelė.